Biržų kraštas – Lietuvos vidurio lygumos šiaurinė dalis. Ją kerta ramios savo tėkme upės – Mūša, Lėvuo, Apaščia, Tatula, Nemunėlis. Apaščios ir Tatulos takoskyra išraižiusios karstinės įgriuvos lygumą papuošė giliais karstiniais ežeriukais ir sausomis lomomis. Tiek upių slėniai, tiek karstiniai ežeriukai tapo senųjų Biržų krašto žmonių, dar akmens amžiuje gyvenusių, kūrimosi vieta. Gyveno šiame krašte 3 baltų gentys – žiemgaliai, sėliai, lietuviai. Nesutiksite biržiečio, kuris nesididžiuotų savo krašto grožiu, jo istorinę praeitimi ir paveldu. Ypatingas gimto krašto pajautimas – vienas pagrindinių biržiečio būdo bruožų. Ne veltui čia susiformavusios tradicijos ypatingos ir savitos. Viena unikaliausių iš jų – sumažintų visatos modelių sodų pynimas. Sodas pas mus yra atėjęs iš mūsų senosios religijos. Ten žmonės jį naudodavo susodinti vėlėm. Jos kabindavo virš stalo, kai šeima valgo. Ant ligonio lovos, kuris jau buvo beveik nepagydomas. Prie nelaimingo vaiko lovelės, ypač jeigu gimdymo metu mirdavo mama. O taip pat sodą naudodavo ir per vestuves. Dabartiniu metu, kada mes jau vėlėm mažai betikim, tai soda įgavo paprasčiausiai filosofinę reikšmę. Į sodą galima žiūrėti kaip į visatos sandarą. Dar vienas pasaulio sutvėrimo ir gyvybės atsiradimo žemėje simbolis – margintas kiaušinis, atveriantis mums protėvių archajinio mąstymo pasaulį. Jį aiškindavo mitai, įprasmindavo ritualai. Margutis tai yra kyšis Dievui. Mūsų žmonės buvo labai religingi ir galvojo, kad viskas priklauso nuo Dievo. Tai reikėdavo kažkaip tai Dievą pamaloninti. Paprastą kiaušinį tai nepaduos Dievui. Jis turi praeiti per ugnį, per vandenį, tai yra turi būti šventamandeniai išvirtas, nudažytas. O kad žinot, kokiam Dievui tas kiaušinis yra skirtas, tai jį dar reikia išmarginti. Jeigu tokį nudažytą išmargintą kiaušinį per Velykas padovanosi, tai jis įgauna magiškų savybių. Juostos, kurias ryšėjo tiek vyrai, tiek moteris, vienos iš seniausių audinių, lydėjusių žmogų visą gyvenimą, nuo gimimo iki kapo duobės. Pintinės juostos – paprasčiausias audimo būdas. Pinamos iš kelių ryškių spalvų vilnonių siūlų, iš tų pačių ataudų ir metmenų, rombų ir eglučių motyvais. Specifinė juostos simbolika greičiausiai išsivystė iš jos paskirties, ką nors sujungti, surišti, susieti, apsaugoti. Tai ypač ryšku apeigose. Žmogus mitologiškai įprasmino visą pasaulį, netgi savo aprangą. Žmogus tai gyvybės medis. Be galvos dangos jis kaip medis be viršūnės. Ilgiausiai iki 20 amžiaus pradžios nuometą kaip šventinį galvos apdangalą išlaikė šiaurės rytų aukštaitės, jų tarpe ir biržietės. Nuometas ploniausio ir gražiausio, dažniausiai daugianyčio rankšluosčio formos 3–4 metrų ilgio, 50–70 cm pločio audinys. Nuometavimas kulminacinėje vestuvių ritualo dalyje, gaubimo apeigoje, simbolizavo perėjimą į naują gyvenimo kokybę – moterystę.
Kryžių statymo paprotys atkeliavo iš gilaus mūsų protėvių tikėjimo ir pagarbos dvasiniam pasauliui. Šie paminklai pagarbos religijai bei gamtai išraiška. Jų viršūnės, vainikuojančių geležinių kryžių, saulučių dekore susipina mėnuliai ir žvaigždės, saulės pačiame centre esantys apskritimai ir iš jų išaugantys spinduliai, žalčiukai, šakelės su lapais ar gėlių žiedais atkartoja pasaulio medžio simboliką. Jeigu paklaustumėt, kokie yra biržėnai, kiekvienas atsakys, kad jie darbštus, praktiški, ramaus būdo, kaip šito krašto lygumų paviršius. Istorinė praeitis įtakojo uždarumą ir konservatyvumą, bet religinių konfesijų gausa išugdė toleranciją kitiems. Žmonės čia muzikalūs, dainingi, sugebėję ilgiausiai Lietuvoje išlaikyti archainius tradicinius muzikos instrumentus. Dar 20 amžiaus viduryje tik čia buvo skambinta senosiomis penkiastygėmis kanklėmis, skudučiuota, triūbita mediniais, beržinėmis tošėmis apsuktais ragais ir daudytėmis. Kolektyvinis grojimas laikomas itin senų ritualų liekana. Būdami turtingi, biržėnai tapo vaišingais, dosniais svečiui. Kraštas nuo seno garsėjo gero alaus tradicija. Darimo procesas iki šių dienų pakito nedaug. Susideda iš salyklo ruošimo, tai grūdų mirkymo, daiginimo, džiovinimo, malimo ir paties alaus darimo. Būtiniausi komponentai – apyniai ir mielės. Dar 20-ojo amžiaus pradžioje gyvavo gerų kaimyniškų santykių patvirtinimas, koštuvių paprotys. Šviežio alaus ąsočiai buvo nešami artimiausiams kaimynams. Kitas kaimynas pasidaręs alaus atsilygindavo tuo pačiu. Alus nuo seno buvęs tik šventinių ar ypatingos svarbos įvykių gėrimas. Na paragauk, kaip pagers? Na, taip. Į sveikatą. Mokėta mūsų krašte priimti, pamylėti ir lauktą svečią ir pakeleivį žmogų. Vestuvės, gimimas, mirimas, atlaidai, kermošius, patalkiai, vardadieniai – tai tos progos, kada tarsi į kokį šventą ritualą reikia būtinai visiems susirinkti, pabūti draugėje už vieno stalo. Ir ne tiek svarbu, ką ant stalo padėsi, kiek svarbu svečius vaišintis įkalbėti. Dėl to ir suka šeimininkai ratus apie baltai nuklotus stalus, su kiekvienu stiklinę susidauždami, kiekvienam atskirą žodį ištardami. Dažno čia sėdinčio krūtinę apima toks buvimo kartu ir gerumo pajautimas, lyg žinotum, kad niekur tavęs nesutiks taip širdingai, kaip čia. To buvimo žodžiais neišsakysi, gal vien dainom tai išdainuosi. Visa, ką turime dabar, atėjo iš praeities. Senieji papročiai, tradicijos, simboliai sujungia praeitį su dabartimi ir ateitimi. Šis paveldas vienokią ar kitokią formą randa vietą ir mūsų šiandieninių biržiečių gyvenime.